Šiandienos Evangelijoje Jėzus prisistato kaip gerasis ganytojas. Jis atiduoda gyvybę už savo avis. Pavojaus akivaizdoje jis nepabėga, bet kovoja už savasias. Yra ir samdiniai, sako Jėzus. Jie būna su avimis tol, kol jiems naudinga. Bet kai ateina pavojus, pabėga, nes jiems nerūpi kiti, rūpi tik jie patys. Kiek kartų ir mes taip gyvename. Esame su kitu, nes mums naudinga, esame su Dievu, nes mums naudinga. Bet kai ateina sunkumai, kai reikia kažką duoti iš savęs, kai nebejaučiame pasitenkinimo, kai reikia pastangų, mes dėja pasitraukiame. Turime nuolankiai mokytis kasdien kovoti su šia naudos mentaliteto logika. Gyvenimas turi būti dovanojamas be skaičiavimo. Tikras santykis gimsta be išskaičiavimo. Tikra meilė, kai neieškom naudos. Kiek šeimų draugysčių subyra būtent dėl to, būsiu su tavimi tol, kol gaunu kažką, dėmesį, meilę, saugumą. Bet kai atsiranda išdavystė, kai kitas pasimeta gyvenime, tada viskas baigėsi. Kodėl turėčiau mylėti, jei nieko negaunu? Ta pati schema nutinka ir bažnyčioje. Kol yra geras kunigas, kol veiklos patinka, kol žmonės patenkina mano poreikius, aš esu. Bet kai reikia likti iš tikėjimo, iš nesavanaudiškos meilės bažnyčiai ir jos sužadėtiniui Jėzui, tada atsiprašau, tada jau ne. O Jėzus lieka visada. Jis nepalieka, jis geras ganytojas. Net sužeistas savo avių, ganytojas nesustoja, neužsidaro savo skausme, bet eina jų ieškoti. Gal tai nelogiška? Galbūt. Bet toks yra Jėzus. Ir tokia yra jo pasiūlyta gyvenimo kryptis. Tikresnė, sveikesnė, gražesnė, amžina. Palaimintos dienos.